Tarptautinė Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė Best Kaunas jau 6 metus iš eilės organizuoja projektą Best sprendimai, kuriame Lietuvos įmonės kartu bendradarbiaudamos su studentais sprendžia verslo problemas. Best sprendimai tai pirmasis tarptautinių inžinerinių varžybų etapas, organizuojamas Lietuvoje Kauno technologijos universitete. Pagrindinis tikslas yra suvienyti studentus ir įmonės, siekiant bendro tikslo, būtent verslo idėjų, naujų pateikimo, kad studentai turi genialias idėjas, kurias reikia pateikti įmonėm. Pirmame etape KTU studentų komandos varžosi atlikdamos atvejo analizės bei inžinerinę užduotis, o nuo 2010 metų tarpusavėje varžosi ir Kauno miesto moksleiviai. Užduotis yra 2 tipų. Pirmasis yra case study tipas, tai yra vadybinės arba techninės užduoties sprendimas. Šią užduotimę dalyviai gauna prieš savaitę, sužino. Savaitę laiko jie sprendžia, pateikia savo idėjas, kaip problemą įgyvendinti, kaip problemą išspręsti ir ją pristato įmonėm. Antrasis užduoties tipas yra team design. Tai reiškia, kad dalyviai turi sukonstruoti kažkokį tai veikiantį prietaisą. Užduotis dalyviams pateikinės tokios įmonės kaip FIMA, Microsoft ir Mars Lietuva. Laimėtojai išvyksta į antrąjį etapą, kuris šiais metais yra organizuojamas Maskvoje. Tai jie nemokamai gali pakeliauti galimybę, o jau Maskvoje nugalėję vyksta į inžinerinės Europos varžybas, kurios šiemet bus organizuojamos Kroatijoje. Antrasis tarptautinių inžinerinių varžybų etapas organizuojamas Baltijos šalių bei Rusijos regiono mastu, o trečiasis vykdomas Europos mastu, kuriame kaunasi studentų komandos sėkmingai įveikusios pirmuosius 2 etapus. Didžiausią įspūdį paliko pats idėjos įgyvendinimas, kadangi tai sudarė daugelį etapų ir reikėjo įvykdyti įvairias užduotis. Ir pats darbų paskirstimas buvo pakankamai sunkus pačioje komandoje, kadangi komanda buvo naujai sudaryta ir nebuvo tokios didelės vienybės, bet gale užduoties sekančio dienoj puikiai tai pasisekė. Mūsų užduotis buvo sukonstruoti gatvės apšvietimą. Tai yra, kad tas gatvės apšvietimas būtų kuo lengviau įgyvendinimas, kuo pigiau įgyvendinimas ir kad būtų kuo efektyvesnis. Tad visi turintys neįtikėtinų idėjų, norintys universitete įgytas teorinės žinias pritaikyti ir praktiškai, kviečiami burti 4 žmonių komandą ir ją registruoti iki vasario 14 dienos. Renginys vyks vasario 22 dieną KTU elektronikos rūmuose.